What's up, peoples? Tai sveikinuosi su jumis iš Qingdao. Tai žodžiu, vakar atvažiavom, turėjom pramogų, padarėm tokį šiokį tokį apšilimą. Oi, two-stroke fucking... Tai šiek tiek trumpai apie pačią kelionę į patį Qingdao. Vakar pasibaigė pamokos, 3 valandą, mūsų traukinys 5:50. Pavalgėm, susirašėm, žodžiu, ramiai, išvažiavom, pajudėjom, važiuojam taksi ir matom, kad blema belė kokie kamščiai. Jau atrodo, nespėsim, ten liko, nežinau, gal kilometras iki traukinių stoties. To run here. If we had to run I would not have make it. Different entrance, I think. I would not have make it, guys. No. Bet, žiau, ta prasme, visiškai nejudu, absoliučiai. Tai jau tokie visi biškiai tepia. Jau taip jau tokie šiktelėje nemažai. Blema, nespėsim į traukinį, bus lievai. O iki traukinio buvo likę 20 minučių. O ta traukinių stotis, tai įsivaizduokit maždaug Vilniaus oro uosto dydžio kažkas tokio. Tai biškai buvo toks nejaukus momentas, bet spėjom, viskas tvarkoja, žodžiu. Traukinys buvo fainas, važiavom 350 km per valandą greičiu, žodžiu, very fast peoples, very henklai. Kinietiškai čia būtų, žodžiu, pačiam traukinį pačilinau, pasipraktikau kiniečių hieroglifų, žodžiu. Ir tada tiesiog atvažiavom, atvarėm į savo apartamentus. You're not doing that when you're drunk. Welcome, guys. Oi. Apartamentai nerealūs, kadangi vienas iš pažįstamų šičia atpažįsta, kas nuomoja šitą visą Airbnb, tai netgi nuolaidą gavom. Vaizdelis. Ta prasme, čia dangoraižiai, čia paprasti namai ir ten yra International uostas ir netgi turėtų matytis Lietuvos vėliavėlė kažkur. O ką vakar nuveikėm, tai realiai labai daug ko nenuveikėm, tiesiog nuvarėm biškį pasivaikščiom aplink miestą, nes mes kai jau atvažiavom čia buvo apie 10 valandą, tai tiesiog pasivaikščiom, pavalgėm, žiauriai skanios sriubos su tokiais kaip koldūnais. Ir tada tiesiog nuvažiavom į rooftopą pačilint, tai buvo irgi labai fainas experiences, nesu buvęs tokiam rooftopė, buvo jazz music, pasiėmėm cigariukų, ta prasme, pasiėmėm cigarų. Tai buvo toks premium experience, sakyčiau, tai pašnekėjom, pasidalinom istorijom savo, tai buvo labai faina. O kas dabar? Dabar mes varysim pavalgyti pusryčių, nes jau yra 10 valandą, esu su kažkur 5 valandų miego, tai toks bet nieko, šiandien mūsų laukia jūra, pačilinsim prie jūros ir tokie kol kas planai. Tokį žaislą turim. Tai va tokie apartamentai, žodžiu, viskas čiki-piki. Atrodo visai prabangiai. Vaizdas iš mūsų lango. Tai esu labai patenkintas iš tikrųjų mūsų apartamentais. Čia būsim apie 2-3 dienas. Ką, varom pavalgyt, pasistiprint, tajas. Oi, BMW. Tai va, išėjom pusryčių paieškot. Why are we still here? Tokių vaizdelių. God damn, Kevin looking hard. O mano mėgstamiausias dangoraižis iš visų, tai sakyčiau, būtų šitas. Nežinau, jis turi tokią aurą farming, toks, nežinau, toks suskylę dar kranas ant viršaus, tai čia mano mėgstamiausias pastatas. Lebas. Žodžiu, po valandos vaikščiojom, atradom restoraną, tai sugalvom pavalgyti jūros gėrybių, nes Qingdao yra žinomas kaip labai gerų. Čia buvo tokie šalti makaronai su riešutais ir padažu, labai skanu. Tai mūsų antras patiekalas. Ką ragaujam? Labai skanu. Atrodo šviežias, atrodo labai skanus. Taip, viską nusėdam, absoliučiai viską. Persivalgiam, už visą maistą sumokėjom gal kažkur apie 6,5 eurų žmogui.
Čia su gėrimais, su visko, ta prasme, 7 bičiai persivalgė, tai labai skanu buvo, labai jūros gėrybės jautėsi, kad visos šviežios, visos iš čia, iš aplinkui, ta prasme, tie tradiciniai jų patiekalai tiesiog buvo bueno, tai labai fainas experiences. Fucking couples are getting married here. Lamborghini Amphibimi, pasiekėm savo šiandienos tikslą, nes pagaliau esame prie jūros. Na, aišku, prieš tai jau buvom, bet dabar tiesiog atvažiavom prie jūros. Esam dabar prie šventyklos. Šiaip labai gerai atrodo. Ir ką pamačiau, ko dar nesu gyvenime matęs, tai yra povandeninis laivas realybėj. Holy shit. Tai mato, čia labai daug žmonių tiesiog ieško kažko. Tai pasirodo, jie ieško krabų. Ir gal aš pabandysiu irgi suras kokį krabą. Vanduo gėlas, kol kas krabų jokių nemačiau, bet kažkokie apvalūs dalykai plaukia. Nežinau, įdomiai atrodo. Žodžiu, apsauginis pradėjo visus žmonės atgal kas, tai dėja, krabų nebus, bet šiaip visai smagiai palaipėjau, tai visai neblogai. Tai va, su bakūrais pasimaudėm, ten vat buvom, jau spėjom biškį nudžiūti, bet biškį keista, nes visi žmonės už mūsų žiūri, tiesiog mūsų filmuoja. Toks biškį būna awkward, bet nesiskundžiam, labai smagiai leidžiam laiką, tai va. Tai ką, babožiai, sveikinasi su jumis jau iš mūsų apartamentų. Tai žodžiu, labai smagiai laiką praleidom, ką tik smaudžiau viską, tvarkingai. Žodžiu, ta prasme, pavargom, nusikalėm, pažydėm, tinklinuką pakapom, žodžiu, su kamoliuką nusipirkom. Tai kas man labai patinka, kad tu čia Kinijoj gali praktiškai užsakyti bet ką ir bet kur, ir bet kada. Tai tarkim, mes nuvažiavom į pliažą, neturėjom tinklinuko kamuolio ir mes tiesiog užsisakėm ir mums jį tiesiog prie jūros privežė pažaist. Šita paslauga mums kainavo kažkur apie 5 ar 7 eurai. Tau prasme. Tai už tokią sumą apturėjom nuostabią dieną, žodžiu, pažaidėm, sutikom, pasidarėm draugų naujų, žodžiu, giniečių, tai buvo wow. Paskui nuvarėm pavalgyti į McDonald'ą ir grįžom į savo apartamentus. Tai kas mūsų šį vakarą toliau laukia, tai galimai varysim į klubą. Kaip bus, nežinau. Pasirodo, dar čia kiekvieną dieną 7:30 yra šviesų šou. Wow. Toks vaizdas iš mūsų kambario. The real show's here. Tai šiandien pasivaikščiot į miestą, pavalgėm, dabar matėme tokių dalykų. Čia yra, kas čia yra? Austrės, bet čia jas kažkaip labai mandri daro. Aš galvoju, kad čia bus jos tiesiog žalios, bet mum jas net iškepa, uždėjo kažkokią tai garnyrą netgi, tai ragausim. Cheers. Cheers, guys. Bandom. Cheers, mate. Cheers, mate. All right. Hold on here. Let me reset. What the fuck? Let me reset. So that's how Nella says pussy. Do you eat pussy like that? Oh, What do you think? labai skanu. Let me Jau. That's for you. Tai ką, pasitūsinom vakar. Šiandien yra biški tokia sunkesnė dienelė, bet ne problema, nes užsisakėm burger. I want a fucking burger! Tai pavalgysim ir šiandien nusimatom mūsų muziejus ir dar visokių nesąmonių. Tai vakar buvo išties linksma, išties daug nuotykių,
Ta prasme, prisišokom iki negalėjimo, grįžom namo 7 val. Ryte. Tai mybombo. Tai pagaliau, žodžiu, įsijudinom. Einam dabar vat į muziejų. Pasižiūrėsim, pasižmonėsim. Pasiėmėm kamuolį. Nes galimai vėl atsidursim pliaže. Tai šiaip diena nuostabi, šviečia saulė, kaip ir praeitas dienas. Smagu, linksma. Kevin! Žodžiu, jeigu įdomu, kodėl visą laiką važiuojame su taksi, tai tiesiog yra labai pigu. Dabar, tarkim, kelionė iki muziejaus mums kainuos 2 ar 3 eurus. Tai padalinti ant 2 žmonių, nes kiti 3 išvažiavo su kita mašina, tai euras už kelionę, tai čia yra, nežinau, labai pigu. Štai taip atrodo mūsų mašina iš vidaus. Visai neblogai. Mes esam alaus muziejui. Opa! Paragausim, patestuosim, pažiūrėsim, skanu ar neskanu. Šiaip paleidėjas sako, kad žmonės, kad čia labai skanu. Šiaip aš nelabai alkoholio vartoju, bet šiandien galima. Gerai, tai žodžiu kontekstas. Šitas muziejus yra vokiečių, buvo kažkada vokiečių. Ir ta prasme, pirma tokia paroda, tai nežinau, čia tikriausiai neturėtų nieko reikšti, bet... Va šitaip atrodo šitie nuostabus alaus skardinės iš arčiau. Matot, rūksta dūmai nesiišbido. Brother, this guy stinks! Tai va žodžiu, šiaip atrodo visai spūdingai. Draugelis sakė, kad atrodo kaip Willy Wonka Factory. Let's go. Tai va žodžiu, kiek žmonių vidui. Tai yra ekspozicijos, senos seni įrankiai, kuriuos naudoja alaus gamybai. Tai šitas muziejus atsidarė, nežinau, kažkur apie 120 metų, jei neklystu, 1905. Tai tikrai senas, bet palyginus su kitais tourist attractionais, sakyčiau, nėra jau toks senas. Panašu į reklamą. Kevin. Gyvatė. Gyvatė. Tokie anksčiau buteliai buvo alaus. Tokių ženklų dabar nepamatysiu. Pati pirma alaus statinė atidaromo ceremonijai. Babaužiai, tai pasirodo, šita vieta yra 5. didžiausia alaus virykla, gamykla pasaulyje. Gerai, užbaigiam pirmą ekspozicijos dalį, o čia pasirodo ir antra. Žmonių belekie. Tai žodžiu, ko laukia, meiliai, pasidalinsiu porą įdomių faktų. Tai pasirodo tas edas, kur rodžiau, kur sakau, čia gal reklama. Tai pasirodo, ten yra pati seniausia alaus reklama. 1906 metais. Kitas įdomus faktas, tai kad vanduo naudojamas alaus gamybai yra iš specialaus kalno, Laoshan, ir ten tas šaltinis yra skaitomas labai jau tyras vanduo, labai jau tipo aukštos kokybės ir pats geriausias, tai čia yra jų tas kaip ir unique selling pointas. Tai žodžiu, tokie vat faktai, laukite toliau, bus dar daugiau. Čia pati gamykla iš vidaus. Aš abejoju, kad čia kažką pagamina, bet tokie buvo seni agregatai naudojami. Žodžiu, kas norit namuose alaus pasidaryti, tai va, čia visi procesai, viskas surašyta, sugeneruota. Ne raketų mokslas, tai va, kam prireiks, panaudosit. Ei, pasirodė, ir užkandukų gausim, ir alaus gausim, visko gausim. Right.
Oi. Labai skanu. O čia matot, jau biškį naujesni dalykai prasidėjo. Wow. Čia pati gamykla. Tai ką, pavažienai, gavom dar alaus, ištestuosim, paragausim, pasakysiu, kuris skaniausias. Tai žodžiu, tikiuosi neprisigersiu. Ką paužiai paragavau visų alų, kiekvieno alaus paragavau po biškį, pasilikau padaryti review. Tai kol kas mano favoritai yra šitas, net neįskaitau pilsneris tikriausiai, šitas labai skanus. Gaivus toks, biškį laimo jaučias. O antras favoritas buvo šitas tamsus alus. Čia kaip Guinnessas gaunas. Yeah. Tai, sakyčiau, irgi visai skanus, toks biškį daugiau to tokio umf turi. O šiaip visi kiti tokie skanus, bet labai daug neišsiskiria, bet šitie du, kur ką tik parodžiau, buvo tikrai kažkas tokio įspūdingesnio. Patestavom alaus. Tai patestavom alaus, žodžiu, ir sugalvom vėl apsilankyti paplūdimyje. Bet šį kartą atvažiavom į kitokį, biškį kitaip atrodo aplinka, sakyčiau, gražiau viskas. O toks apenas gaunas. Tai va. Ai, čia mūsų dabar, kaip suprantu, nuotraukos prašo, pa. Taip pasakyčiau, kad ta prasme labai busy gatvė. Pasižiūrėkime. Gyvatė! Let's see. Wow, labai skanu. Čia net nežinau, su kuo sulyginti. Bandelė su mėsa ir, jei neklysiu, čia yra pipirai. Ne pipirai, o paprika. Bet labai skanu, tikrai labai skanu. Turim ir kitokių užsandžių. Alright, pabandysim kažkokį tai rutulį. What the fuck? Andula. What is it? Oh, Watch out. There's a soup. It's helped. Oh, that's hot. Oi! Good, right? Oi! Kaip koldūnas, kažkas panašaus, tik tai su dujų sriuba. Išorė tokiam, sakyčiau, kietokam, toks krunčas gaunas. Bet wow, skoninis nenupasakojamas. Čia mūsų next patiekalas, kurį išbandysim. Čia, kaip suprantu, kiaušiniai su jūros gėrybėm. Tai va padarė mūsų kiaušą su jūros gėrybėm.
Say it's, if it's good, say gerai, if it's bad, say blogai. Gerai. Ką bandom? I think 1 or maybe half. So is it good? Gerai. Wow. Ta prasme, hebra, čia tiek visko yra, belė kiek. Ta prasme. Jau išbandžiau, nežinau kokius, kiek čia, 3-4 patiekalus. Draugas, o šis jūros ežį pasiėmė pavalgyti. What the fuck, man, what the hell? Pirmą kartą valgysiu jūros ežį. Man asmeniškai skamba, nežinau, labai keistai. Labai purus. Sakyčiau, tekstūra panaši netgi kiaušinio. Wow. Really good, yeah. Thank you. Dabar išbandysim tokius rutuliukus. Čia atrodo lyg iš... I cannot speak my own language anymore. Yeah. I forgot. Lyg ir tešlos kukuliukai ir čia paleidėje turėtų būti vidui žuvis. Tai žiūrėsim, kas gausis. 6. Like, žiūrėkit, kaip juda. Well, it's still alive. Tai va, išbandysim. Alright. Oh, oh. What do I do? Ačiū. How? What's up, peoples? Čia yra mūsų paskutinis rytas Qingdao. Ir mes dabar važiuosim paskutinį kartą išsimaudyti prie jūros. Ir tada tiesiu taikiniu į traukinių stotį. Tai va, sakyčiau, buvo labai smagu. Labai daug turėjom visokių patirčių naujų. Smagiai praleidom laiką, žodžiu. Nu, visas komplektas smagumynų visokių ir taip toliau. Tai va, atvažiavam paskutiniam dipui. Lemą reikėtų gal kokį pusrytainį nusistverti. Visai jau taip alkanas jaučiuosi. Tokia bombastika, kaip jūs sakiau. Let's go to the beach. Let's go swimming. Pazap. Šiaip labai keista, nes buvom čia prieš porą dienų. Ir ne vieno žmogaus, buvo biškį žmonių, bet tikrai ne tiek daug, kiek dabar. Tai pasirodo nuo vakar atsidarė sezonas, tai ant koks skirtumas didelis. Tai va, žodžiu, pasimaudėm, pačilinam, pasideginam ir esam metro jau į traukinių stotį. Čia žiūrėkit, yra 2 zonas. Vienoj šalčiau, kitoj karščiau. Čia toks dalykas yra nesumatęs dar. Šiaip, realiai tai labai įdomu. Taip labai fainai, kad gali pasirinkti, kur nori sėdėti, kad nebūtų per šalta, per karštą. Važiavom, pagaliau atvarėm į traukinių stotį. Ir dabar laukim, kol pasitiks mūsų traukinys ir važiuosim namo. Fucking hell. Visas raudonas kaip pomidoras.